Sveiki visi. Taigi po mūsų variklių pajungimo laidai yra labai netvarkingi, juos reikėtų sutvarkyti, nes visi tokie netvarkingi palaidų laidai kels vibracijas, kels daug triukšmo. Apvyniojame lipniąją juostą laidus, ištiesiname tos laidus, net svarbiausia, kai ištiesinat, kad eitų lygiai taip pat tas laidas nuo SC, kaip ir litavote, kad nebūtų persisukę, lygiai taip pat nueitų, nes mes juos nukirpsim vėliau ir trumpinsim. Taigi dabar aš juos išsilyginu, žiūriu, kad būtų viskas, pavadinkim, lygiai tvarkingai, nebūtų laidai persisukę, kadangi jeigu jie persisuks ir prilituosim neteisingai, reikės vėl iš naujo tą patį daryti. Vėl aš apvynioju lipniąją juostą, kai jau išlyginu ir matau, kad taip jie turėtų būti. Tada dar pasitikrinu kartelį, pasižiūriu, kad viskas būtų lygu, gražu. Dar kartą viską patikrinu, nes jeigu padarysim klaidą, kaip ir minėjau, reikės vėl iš naujo lituoti. Gerai nukirpam laidus. Padarysiu tik tai vienai kojai kaip pavyzdį, po to viską jau pagreitinsiu, nes procesas bus vis tiek lygiai toks pats. Taupykim laiką. Gerai apnuoginam tos laidus, šiek tiek juos pasukam, kad nebūtų pasišiaušę. Dabar reikės, kadangi kirptas laidas, jam reikia šiek tiek duoti lydmetalio prisigerti. Kaip ir minėjau, būtų labai gerai, kad susidarytų, kai prisigeria ir burbuliukas ant to pačio laido. Tai reiškia, jau tikrai būna prisotintas, prisigeręs to lydmetalio. Tada bus lengviau lituoti, geresnis sukibimas, tikrai nepritruks jo. Pasiėmam tokius jungiklius, nusipirkau. Ir kaip matote, yra vienas apvalus toks kištukas, gal ar nesimato čia tiesiog, bet esmė yra, kad, kai juos lituosite, pažiūrėkit, kad jie tikrai susijungtų, kad neprilituotumėt atvirkščiai ar dar kaip nors, nes po to jūs tiesiog negalėsit sujungti tos jungties. Kas vėl, aišku, ves prie to, kad turėsit atlituoti, pataisyti savo klaidą ir taip toliau. Gerai, šiek tiek užnešėm lydmetalio ant jungiklio. Svarbiausia, žiūrėkit, kad neužlašintumėt ten kontakto, tai nebūtų jokio trumpo sujungimo. Ir pradedam lituoti. Pamiršau panaudoti fluksą. Panaudojom fluksą ir taip pat buvau pamiršęs uždėti angalį iš kitos pusės. Dabar pasiėmam angaliuką ir užmaunam ant laidų. Šitas angaliukas eis iš galo šitos jungties. Jisai uždarys tas kontaktus, kad jie nebūtų atviri. Gerai, dabar vėl prasideda litavimas, greit sulituojam. Aišku, būkite atsargus, nepadarykite trumpo jungimo. Stenkitės, kad kuo mažiau būtų to lydmetalio. Nes vis tiek čia gana maža jungtis.
Ir tada tie kaištukai sunkiai susijungia, jeigu biški per daug jūs paliksit lydmetalio. Taigi įimu pincetą, kadangi labai sunku prieiti su pirštais. Ir lietuojam vidurinį kontaktą. Laukiam, atvėso, atleidžiam. Einam prie paskutinio, trečiojo. Palaukiam, atleidžiam. Dar patikrinu, ar visur gerai susilietavo. Palyginu, kas jeigu išlindė. Ir galime tada užmauti tą angaliuką. Šiaip gerai mauti, kai dar šiltas gana metalas, ta prasme, kai lydmetalį tik baigėt lituoti, kadangi kištukas yra įkaitęs, tai ta plastmasė lengviau pasituoda, pavadinkim. Jeigu ilgiau palaukiat, tada jau būna sunkesnis reikaliukas. Gerai, tą patį atliekam su priešpriešinė, tiksliau priešpriešiniais laidais. Irgi atsimatuojam preliminariai. Apnuoginam laidus, užsidedam angaliuką. Nepamirštam, nes jeigu pamiršite, vėlgi reikės perdarinėti arba kiekvieną laidą po to apvynioti izoliaciją ar dar kažko tai lipniąją juostą. Bet kadangi komplekte yra uždengimai šitie galų, tai naudojamės tuo, ką turim. Ir atrodys estetiškiau. Šiek tiek pagreitinu šį procesą. Jau kaip matėte, apsukau tuos laidus, kad jie nebūtų pasišiaušę. Vėlgi uždėjau lydmetalio. Taip pat ant šitą kištuką uždedu lydmetalio. Vėl palyginu viską ir bandom lituoti. Gerai, kaip ir pirmas laidas prilituotas, einam prie antro, taip pat prie trečio. Nuostabu, ir šitoj vietoj aš turbūt biškį per daug palaukau, per daug lydmetalio liko, bet labai buvo sunku uždėti šitą angaliuką, teko net panaudoti atsuktuvą, kad biškį su didesnė jėga spaudimą greitai jisai turi užsifiksuoti. Ir va, kaip ir padarytas, ir va tokios jungtis ant kiekvienos kojytės pasidarysime. Taigi, pagreitinu vaizdą ir žiūrime procesą. Kaip matote, tai užtrunka tikrai gana ilgai žaidimasis. Faktas, kad jūs galėjote to ir nedaryti, galėjote tiesiog prie ESC prijungti ištiesintą laidą. Kodėl aš taip darau? Aš taip darau to, kad, prasme, aš manau, gali būti, kad nukris dronas, duš dronas, reikės keisti variklius. Aš tada tikrai nenorėsiu išrinkinėti visą droną, kaip prilituoti tą laidą. Gerai, kaip ir jau pabaigėm su šitom jungtim. Dabar atlaisvinsim tą lipniąją juostą, kurią pradžioje klijavom, nes noriu nuo motoro įtempti laidą. Reiškia, įtempiam laidą nuo motoro, išlyginam, uždedam tokį plasmasinį dirželį, užtraukiam, kad tikrai gerai laikytų, arba per laidą, arba per pačią tą jungtį. Ir, kaip sakant, ant visų šitų angalių jungčių uždedam po bent jau vieną tokį dirželį. Toliau aš paimsiu lipniąją juostą. Išlyginęs tus laidus, tiesiog
imsiu, apvyniosiu dar silpnąją juostą, kad tikrai būtų kuo mažiau vibracijų, kuo mažiau virpesių. Vėl einu per šitą procesą, kartoju kiekvienai kojai procesą. Taip, po truputį ir sutvarkysim laidus.